Paskelbus Lietuvos nacionalinės krepšinio rinktinės kandidatus, mūsų šalies vyrai pradėjo dėliotis vasaros planus. Tačiau kol kas ne visi žaidėjai gali tvirtai pasakyti, jog dalyvaus pasaulio čempionate Turkijoje. Vienas pagrindinių aukštaūgių Kšištofas Lavrinovičius sakė apsispręsti po įtempto sezono. Iš tikrųjų noriu dar pažaisti rinktinę ir noriu kažką dar laimėti ir įrodyti, kad mes galim Lietuvos rinktinė, kad mes vieni iš stipriausių pasaulyje. Bet nežinau, kaip leisti sveikatą. Man svarbiausia dabar rūpės po sezono sveikatą. Jeigu aš jaučiu, jau bus viskas gerai, neskaudės nieko, tai būtinai atvažiuosiu. Tačiau 209 cm ūgio vidurio puolėjas Kšištofas Lavrinovičius nežino, ar praėjusių metų čempionatas Lenkijoje išvis nebuvo jam paskutinis. Jeigu šiais metais man sveikatą neleisiu už rinktinę, tai aš galvoju kitais metais, sekančiais metais tai tikrai jau neleisiu sveikatą, todėl kad aš nejaunėju, šansų pavyzdys. Šį sezoną Ispanijoje ir Graikijoje rungtyniavęs Lietuvos rinktinės gynėjas Tomas Delininkaitis visada džiaugiasi galimybę atstovauti Lietuvai. Aš visą laiką mielai už Lietuvą važiuosiu ir į stovyklas ir dirbsiu. Stengsiuos prasimušti, o kai bus, tai žiūrėsim, laikas parodys. Praėjusių metų Europos čempionate po 5 taškus vidutiniškai pelnydavęs Delininkaitis kalba, kad toks nesėkmingas čempionatas nebegali pasikartoti. Visi laukia gerų rezultatų, bet kartais būna, žinai, kad nepasiseka, tai vyko praeitais metais. Aš kiek žinau, kiek atsimenu, kad kas 8 metai Lietuvos rinktinėje tokie kaip ir nesėkmingi būna. Ar nežinau, ar čia sutapimas, ar čia užskaičiuota yra tai, bet tikiuosi, kad tas, kas buvo Lenkijoje, nepasikartos mūsų rinktinėje. Po ilgo laiko rinktinės sąrašuose atsidūręs Arvydas Macijauskas treniruojasi individualiai ir netrukus išvyksta į Jungtines Amerikos valstijas tęsti pradėto darbo.